kurios... Čia turbūt tavo mėgstamiausia laida, ne? Parmizankės biškiai įkaltė. Reikia dar tų tokių akinių. Jo, tie burbuliniai dar žuvis, kur plaukia viduje. Žuvis viduje. Nu, karpite, kur nekarpite, siurbelės tos. Žiūrėk, pimpola. Ai, pipola. Pipola. Pimpola. Kas galvoj, tas yra ant liežuvių. O čia yra, mes gerai važiuojam. Čia kamera. Čia yra selfie gali pasidaryti. Jeigu važiuoja 80, gali selfie gauti. Yra privalumų. Suomija. Su draugų, pavyzdžiui, reikia pasinės nuotraukos ir neturi. Tai arti lango, 80 ir viskas, ir gauni pasinę nuotrauką. Jau žiūrėko spalvų neišeina padaryti, aišku, laukiniai kamerai. Kalėdinų. Nes žmonės kažkaip, dabar tu galinę kamerą su spalvom padaręs, o priekinę be. Jo, padaryk su spalvom. Nes žmonės nemato, kaip čia gražu. Nu. Nieko gero. Maja, nu ne taip ir blogai. Nu, jo labiau, kad aplijus tą kamerą. Tai... Ну вот kas per... Ну что ты делаешь? Делаешь? Ну что ты, коллега, делаешь? Vagulė. Nu, matai, kai su spalvom ir nėra švietimų, tai prastai matosi. Man atrodo, šitam reikės baudą įkalti. Ai, fotoaparatas. Fotoaparatas, čia yra selfie automobilį. Tam reikia vienetuką. Vienetuką? Įknisti. Įknisti vienetuką. O kaip tu ką tik sakei? Sakau, kad kai nėra kamerų, tai vaizdas neprigriautas. Nu dabar arčiau žiūrėk privažiuosi. Nors, dabar jau bus tą funkciją. Biškai matai spalvos iškraipytos yra. Geltona ir žalia. Tai čia dėl to, kad tu tada žalią filtrą statei, man atrodo. Ne, žalia filtrą. Va dabar turėtų būti taip. Va, susitaisi. Įdomu, kaip viskas pasitaisė, jeigu viskas gerai. Nu nežinau, bet va dabar gerai. Dabar taip ir turi būti. Jo. Ir spalvos yra, ta prasme, nes ten prieš tai tą juodą baltą žiūrėt. A, ir va, man va ką tik buvo pas mane geltona ir dabar jau va normaliai. Parodė. Tuoj parodysiu. Jo. Labai gerai. Spalvota jau, matai? Taip, spalvota, taip. Vis tiek man tas kameros stebino savo funkcionalumą. Reiks paklausti jo, jeigu mes ilgasias įkaltume, būtų įdomu ar ne? Dardėlis visi po dešinę pusę, ne? Jo, dešinė. Tai aš įkalsiu šitą, žiūrėk. O, kaip dabar? Nelabai kas pasikeitė. Ne? Man dar mašina važiuoja. Ai, ten galima. Nes matai, biškiai apsinešus, dabar yra kamera vandens lašais, tai dėl to... A, biškilėje, ar taip ar taip? Jo. Gal komentarų kokių parašė fakiai. Tu jau spūstas. Pažiūrėkite. O tai ta Facebookas irgi rodo, čia tam tos pačius komentarus rodo. Ne, čia YouTube'as komentarai tik. Niam. Kur buvai, kad labiausiai patiko? Neišokime neplamai. Tiesiog, kokioje vietoje buvai, kur buvo wow, tiesiog. Manau, kad kol kas tai... Šiauliniai įsiskaito. Slovakijai, manau, kad kol kas. Litvinicai kur ten? Ne, palauk. Ne, ta prasme, ne. Kalnuose? Aš grinai apie Slovakiją kalbu, ta prasme. Ir Lenkijos, nu, ta prasme, Zakopanė. Šiaip ir pati Lenkija nieko blogo, ta prasme. Man, nu, jinai visai patiko. Man keliai patiko. Slovakija ar Lenkija? Lenkijoje keliai ir... O kainos kaip? Ir kainos labai patiko. Kainos tai iš vis pasaka. Nevažiuoji į Lenkiją apsipirkti? Dar ne. Ne, dar. Bet yra vienas labai skanus alaus kokteilis, ta prasme, tai vat galvoju. Lenkijai? Ir gaunasi, žinai, ant kiek pigiau. Nu? Tarsi Lietuvoje kainuoja jisai €60 už 0,33 buteliuką, čia su tara. Kiek? €60, Nu? 0,33 buteliukas su tara. Čia žiauriai mažas, nu? Lenkijoje tas pats gėrimas kainuoja be akcijos €1 už 0,580. O tu savo? Taip. Tai aš paskaičiavau, kad man
2 dėžės. Dabar, nu, Jau apsimoka. 2 po 12, jeigu aš važiuoju, tai man jau apsimoka. O tai kas čia per gėrimas? Desperados. Ai, Desperados. Nu, Desperados, geras. Nu, labai geras. Geras. Žudikas. Geras. Aš jį dar žudiku vadinu. Tai kiek tave susivardai, kad paskui žudo jau? Negaliu sakyti. Ok, Google. Gali būt per daug. Informacijos atskleista. Taip. Desperados gali būti. O ką šiaip reiškia tas žodis Desperados? Desperados? Desperate gal. Čia ispaniškas kažkoks žodis. Desperados, matau, ne, čia... Meksikonų čia. Meksikonų čia. Ai, jau. Nu, pažiūrėkit, serio ką reiškia Desperados. Meksikonai gal yra šiaip tai šitie. Kas? Ispanai? Nu, Ateiviai? Ne, Amerikos ispanai. Nu, taip? Nu, Desperados, ispaniškas. Desperadiškas arba nesikontroliuojantis žmogus. Ypač Va čia tas va. Priekį mato, Desperados važiuoja. Jis nesikontroliuojantis. Su Motorola. person, especially a criminal. O, criminal, va, teisingai. O tu kodėl tu į lietuvių nedarei? Gal anglų kalbas, žiūrovai mūsų. Hello everyone. You watching the trip to North Cat. Yes, with our star Vygintas. Vytam. Va, lietuviškai beatodairiškas banditas. Beatodairiškas banditas. Nu tai gerai, tada šitas nesiskaito, nes jis ne banditas. Bet matai kaip skiriasi. Supranti, paaiškinimas lietuviškas ir angliškas. Kuris desperatiškas? Beatodairiškas, čia panašiai ir savivartis. Savivartis. Nu gerai. Nežinau. Savivartis. Gaila, turbūt žiūrovai nemato. Ai, šiek tiek matot. Medžiai net apsnigti. Eglutės. Labai gražiai atrodo. Nu, nežinau, ar matai jums. Ne, aš žiūrėjau per tenai, per telefoną tai nesimato turbūt. Tai gal naktinį jį matėm, gal matysis. Ne, nu ten pas į kompiuterį tai matos. Tu nežiūrėk, nusirašinėk. O šiaip nereikia jam žibinto, aš galvoju, ta prasme, nu pakelt biškiau. Jo, jis labai kažkaip į žemę. Paklausim. Kairysis ypač. Gal kad neakint? Gal. Desperados. Čia labai gerą reklamą. Oi, fu. Muchachos. Muchachos. Tai, o tavo taurimai kokia šalis yra? Wow. Ir kodėl? Šiaip mažai šalių esu buvęs. Ir gerai, kur buvai, vat? Šiaip daugiausiai iš visų šalių, kur esu kiek kartų sugrįžęs, arba kiek kartų praleidęs. Lietuva. Nu, neskaitant Lietuvos. O Ispanija kur būtent? Ūkininkų tu? Alicantėj? Taip, netoli Alicantėj. Ir ką ten veikiai? Ten mano gyvena močiutė, tai va atostogavau pas ją. O, tai tu čia buržujus? Normalią močiutę Nu, čia. močiutė tai Paėmei. progresyvi, normaliai. Neblogai. Gera močiutė. Alicantėj. Gal ir kokių daugiau pas tave močiučių ten užsilinkusi. Mažai, kad mes Žiūrėk, turim. spec technika važiuoja. Spec technika. Barsto turbūt ką nors. Nu, kokainą. Barstė? Jo, barstė. Vyktų savo. Nu, Bet čia tą 3-5 kilometrų dar tiesiai pamirškite Padėk save Dievą. barstytuvus. kokainė. Jo, tada jau bus Lietuvos transliacija tikrai bus... Balta, kur dairai. Savo žiūrėk dabar turėtų šviesti gražiai. Užėmus. Balta. Kur tai Kažkaip tada turbūt skaičiai. Seka pasakas užėmus. Blogi dėdai. Politikai seka pasakas. Ne, bet kažkaip seka pasakas mažiemui. Mažiemus. Mažiemai. O bože. Seka pasakas mažiemus. Kokių mokyklų mokėsi mažiemams? Negaliu sakyti. Nu, aš matau, kad mažiemams. Ne, tai tiek žmonių. 3000 žmonių žiūri. Nu, Jau daugiau 3,5. 3,5? Žmogaus 1000. Tai ta prasme, tu mane vis seks po to. Tave followins. Nu.
Follow me on the Instagram. You my man. You, my man. Follow me on the Instagram. Ne? Kur čia anglų kalbą išmokai? Čia pas... Irena, pas Irena. Pėtką garažę. Iš vakarą išgėrėm ant ryto. Žiūriu, kad šneku kitaip. Ir su akim nematai vieną. Nu, svarbu, kalbą mūsų. Na, A ko daugiau reikia? bet nieks nesupranta tos kalbos. Kokainė. Nuostabi žiema už langų. Iš tikrųjų galėsim rytoj sulipdyti sniego senį. Ir nukris jam galvą. Ne, įdėsim morką. Ateis kiškučiai, nugrauž morkytę. Aš Kristinai pasakysiu, jeigu jinai nematė. Ką tu šneki? Ta prasme, tai kad tu... Ateis kiškučiai nugriauš morkytę. Nu, jeigu labai žemą pastatysi, tai jūs į ką tu į nosį jam dedi? O jeigu aukštą, tai, nu, arba pašoks, arba kopėtėlės atsineš. Mažytės kiškučių kopėtėlės. Ką vaikysi nebuvo įstatęs sniego senio? Nu, be morkytės mes statydavom. Nu, tai palauk, tai... Nekyla mums tokios mintis tais Ne, palauk. laikais, kad Tu kažkas sakai, nugriauštų morkytę. Bet morkytę dėdavai? Žiūrėk, brėžiai. Dėdavai morkytę ar ne? 9 km. O čia brėdžiai nerodai, kažtas, tu morką dėdavai sniego senio. Nedėdavo, ne. Tai kaip jis tau benosės būdavo? Ne, vogdavo tas morkas. Kas? Mes, nu, dėdavom kokią akmenuką. Nu tai kur čia matei sniego senį su akmeniu? Aš sakau, mes, ta prasme, jeigu tu pastatysi Vilniui kieme kažkur sniego senį, nu jį ir taip sudaužydavo, tai... O bomužai dar nugrauž. Ir morka dar būtų ir pasiėmė tada. Tai kam išmest morką? Kiškučiams, kad nugraužta. Ne, tai kai kiškučiai griaužia morkas, tai gerai, malonu. Nu, tai. Aš apie gamtą pagalvoju, jeigu briedis ateis. Taip tu apie gamtą ir pagalvoji, sakydamas, kad kiškučiai tau morką nugriaužti. Ne man! Kalėdos tam, kalėdos. Sniego senį. Snieguolė su kiškučiais atnės ir tau nugriauš morkytę. Blemba, Džeimsas Blantas. Plikas Bondas. Snieguolė ateitų ir nugraužtų morkytę. Snieguolė tik griaužtų ir morką. 10 žiūrovų. Tūkstančių. Wow. Čia 10 kaip... tūkstančių, nu, 10 kažkaip, tūkstančių žiūrovų. 10 tūkstančių mažokai. Kaip tu daugiau. Iki viešbučio liko valanda Va, klausimą gal turim. Ne, nu, pas mane tai nerodo daugiau. Dabar, nu, rodo tos kelis, bet senai čia. Režisieriau, ar turim naujų klausimų? Viską žiūrėsim. Žiūrovai, ar jūs statėte, kad nors kalbėtų tos sniego senius ir ką dėdavot jam į nosį? Arba vietoj nosies? Šaką, akmenį, kriaušę, obuolį ten. Morkytę. Morkytę. Gal kokią nors mažytę morkytę padėjote pas mamytę. Jo. Nu, prie meno žmogus žiūri. Taip jau nutiko gyvenime, kad... Tu prie menininko. Taip. Labai faina, aš labai džiaugiuosi. 5000 žiūrovų. Wow. Anšlagas. Bet tu padidinai mūsų tą vaizdo transliaciją, ne? Gal. Nu, mūsų langą nežiūriu, kad jau pusė kelionės. Jau, ta prasme, galim dalinti per pusę tą ekraną iš Aš viso. moku iš tai progresyviai. Ai. Tuoj jį iš vis išjungsim. Reikėtų, ta prasme, daryti, tu turėtum, tau kreivę turėtų piešti, žinai, tipo, kai mes kalbam, nu, kai turim tą onboardinę, kaip ten mes vakar sakėm, onboardinę? Transliacija? Kabelį. Ne, kažkaip mes ten rimtai sugalvojom, onboardinę kažkokią, gal tada transliacija. Onboardinė mobili. Ne, tu čia dabar sugalvojai. Nu, nesvarbu. O rytoj mes Vygandui dar uždėsim kamerą ant šito, kaip jis vadinasi, veidrodėlio.
ir matysim jį pastoviai. Ai, dar jinai bus. Jo. Manęs nieks neinformavo. Tai bus mažesni greičiai, Tai va. tai dėl to. Taip. Šiaip ir dabar. Tai, o tau tos kreivės nepešia, tipo, kiek žiūrovų kokiu metu būna? Ne. Tai blogai. Aš neturiu YouTube studijos. Tai tas bus, man atrodo, tik paskui matomas. YouTube studija, tipo? Yra kažkokia. Nu jo, aš galėčiau per YouTube studiją prisijungti, tada manau srautų man viską dabar, bet... Tai mes šiandien sutvarkysim ir tada pažiūrėsim. Pažiūrėkit, kaip gražu. Nes labai įdomu, ar mes čia bergždžiai kalbam, ar čia žinai, kaip čia yra. Kokainė. Tada galėsim, ta prasme, pusę ekrano jau padaryti. Mum tada, žinai, ten tas Ai. Vytoldas tegul važiuoja savo tų stintų gaudyti. Tas nor kepa. Kepa norą. Už 30, ne, už 5 kilometrų jis įstos. Susimilk, dar įpilk. Išgersiu 4. Kur ten tas laikusiukas yra? Taigi nerūkyk tu bez galų. Aš nerūkau, aš noriu važiuoti, ar jis veikia. Projektas jau veikia, bet dabar nežinau. Ja, galėjau užsiteršti. Jo. Ja, čia nereikia pažiūrėti. Nuvalyti kontaktą. Kontaktus nuvalyti. Su morkytė. Su morkytė. Nu, mano morkytė ten nelenda. Kurią nešiojasi nasruose. Maža graži katytė. Pasiėmusi morkytę. Išėjo iš namų. O, žiūriu, menininkai. Ir reikia tau gal bitą kokį duoti, žinai. Mes žinai, kad turim smulę. Žinai, kas yra smulė? Ne. Žinai, kas yra smulė? Ai, emulė. Ne, mulė, ne, smulė. Nežinau. Bet emulė irgi būdavo geras dalykas. Geras. Mano emulė čia buvo ar ta garso tų dalykų, ta prasme, ar redagavimo programa, ar buvo parsisiuntimas. Nu, vat aš ir galvoju. Tas torentas toks. Nu, karočią, yra smulė. Ne, karočią, trumpiau. Karočią. Tai kalbininkai tai nužudys. Nu šitą, tu davai nepradėk man čia gerai, su savo tas sakiniais čia kažką vats. Karočią. Smulė yra karaokės programėlė. Ir aš Autotuną uždeda ir paleidžia muziką. Ne, bet įdomiau yra, ta prasme, kaip čia, dainuojama į poeziją. Ne, net dainuojama į poeziją, geriau tiesiog va. Ne, rimtai, va geras daiktas Ne, pasimenu. tu matai, tu pasijungtum smulį ir tu būtum kaip, nu, tie Flying Saucer Gang. Bet įdomiau yra, kai tu pats Tai reperiai sugalvoji. dabartiniai. Ta Taip pat prasme, ilgai va, galvoju, čia daug gert reikia, rūkyti, sugalvoti. kiekvienas po posmelį, ne posmelį, o tarkim po eilutę. Tarkim, katytė nubėgo pienelio. Nelabai tau žiūriu menininko pusę pradalystę. Nu, toliau pasakyk, Ne, ne, katytė nubėgo pienelio. Suvalgė vieną kasnelį. Ne, geriausia po vieną žodį sakyti. Po vieną nesigauž. Po vieną žodį pasakojam istoriją, kaip sekėsi, ne, anekdotą papasakojam, bet kiekvienas po vieną žodį galima sakyti. Bet po vieną žodį nesigauž. Aš, ne, Valgiau. Degęs. ir, Radau. Daug. vieną, Jų. Kaip? Jų. nu, tokio žodžio nėra. Nu kaip tai jų, nu. Ne, tas sako. Galvau, čia ant manęs jau. Važiuoja, ne? Jau akmenis mėto. Nu, Tik daržą buvo davai, išsivalęs. studentas. Buvo. Jų buvo daug. Ten. Nors mes pasakyt, daug jų buvo, ten jų buvo. Ne, jų, ne, nieks nesakė jų. Jų? Klausyk, tu nustok rūkyt, ką tu ten rūkai. Nieks nesakė 2 kartus jų. Ką dabar tu pasakai? Daug. Sakiau, Ai. buvo, sakiau. Taip. Ką žinau, ką aš sakiau. Tuoj, palauk, gal spėsiu. Palauk. Yra čia per naują. Davai per naujo.